Gresia pavojus? Būna tokių atvejų, kad tiesiog yra čia daug labai paplitusi narkomanija visur, visi apsilaikė vaikšto. Gal reikėtų pasakyti, kad tu esi teistas už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Taip. Tai gal dėl to? Yra dalis ir tokių, tai pasitaikė, nepasitenkinimai reiškia. Ir kaip tie vaikai atsirasdavo namuose? Namuose atsirasdavo vienas pažįstamas atvejis, buvo skolose tam tikruose, kadangi negalėjo gauti narkotinių medžiagų. Ir aš tai pasiūliau tokią variantą, kad pasitikėjau. Dauguma žmonių ar kitų nežino aplinkybių, tiesiog tos situacijos, tai galvoja, kad buvo prievartavimas rimtas kažkoks tokiu būdu. Pas man nebuvo tik nusikaltimai daryti sąlyčio būdu. Tai prisilietimai kažkokie, paglostymai ir taip. Buvo kalbama, kad ir tu pats jas svaigintavai tais narkotikais. Ne, jie turėdavo savo, ir žolės turėdavo, ir vitaminų kas turėdavo. 15 metų vis dėlto jau Čia buvo šokas man tam tikras. Nesitikėjau, kad tai gali duoti. Labą dieną, pasivadinu Kalugin. Šiuo metu bausmę atlieku Pravieniškės pirmosios kalėjime. Kiek laiko čia esat? Nuo 17 metų. O prieš tai jūs buvote Lukiškėse, taip? Taip, Lukiškėse. Gavęs bausmę, man davė pusę bausmės atlikti Lukiškėse kalėjimo režimo sąlygomis ir pusę bausmės pataisos namuose. Tai buvo atvykęs į pataisos namus. Antras sektorius anksčiau dar buvo. Kadangi ten su administracija buvo konfliktų visokių ir man kėlė bylas baudžiamąsias ir aš kėliau, tai mane atsikratė, taip sakant, draugiškai. Pervežė į trečią sektorių čia į kalėjimą. Nu dabar pirmas kalėjimas. Pirmas kalėjimas, tai čia dabar randuosiu po šiai dieną. Dėl ko konfliktuodavot? Pavyzdžiui, sakai, keldavo bylas, tai kas dėl ko keldavo? Keldavo ten, pavyzdžiui, dėl užpuolimų buvo pareigūnų. Po to man kelia ten bylas irgi, kad, nes aš laimėjau tą bylą, man visos bylos, kur buvo, ten 4 bylos visos yra laimėtos. Administracija, žinai, kaip ne jų naudai priima sprendimą, jie bandė tai atsikratyti. Nenori turėti problemų? Taip, nenori turėti toliau, nes jie pralošė, mato, kad nieko gero nesigauna. Tada mane nuobodo atvažiuoti čia, buvo į Dvojkę, po to mane išvežė į Trojkę iškart. Ir lyginant, kiek laiko šitam kalėjime? Šitam, 18 gal. Ir vis tiek jau tada jau pakankamai ilgai čia, tada jau 6 metai, tai vis tiek gali palyginti tuos antrąjį kalėjimą ir šį kalėjimą. Ten, aišku, trumpai buvai, bet... Bet tenais aš buvau daugmaž kamerinėje sistemoje, atlikinėje bausmę. Tai nebuvo pasikėlęs į bendrą pataisos namų į tą sektorių. Trečiuosi geriau, dabar Pravieniškėse pirmas kalėjimas, kur yra. Aš buvau dar kalėjime pirmam atlikinėje bausmę, irgi ten buvo pervežę laikinai, nes čia kažkas irgi tyrimą kėlė, kad netrukdyti vien kitam procesui. Tai kelią į trečią, tai pirmam sektoriui geriau Pravieniškėse dar buvo. O sėdi kaip? Kameriniam režime ar bendram? Kameriniam režime aš visą laiką sėdėjau, bendram niekada nesėdėdavau. Kodėl? Tiesiog dėl saugumo sumetimais. Ir dėl to, kad tiesiog yra čia daug labai paplitusi narkomanija visur. Visi apsilaikė vaikšto visur. Prašinėti ten tą, durys atidarinėja, viską. Tai dabar nusprendžia, kad kalėjimo sistema man labiau tinka. Atlikau Lukiškėse 4-5 metus, būdavo vienas laikomas. Tai pripartau prie tokio sistemos, tokios laikymo. Tai čia irgi sėdžia kameriniam sistemė režime. 2 kamerų mes sėdėm su žmogum. Pakankamai ilgą laiką, tai sutarėm viską. Su palyda einam kažkur pas medikus arba tam prie interneto palyda mus. Kodėl palyda kitiems nuteistiesiems nėra palydos? Tas, tame būry, kur aš dabar randuosi, visus vedu su palyda. Tai jie ten visi saugomi jūsų? Saugomi, jo, jis ten saugumas būrys. Gresia pavojus? Būna tokių atvejų, kad... Gal reikėtų pasakyti, kad tu esi teistas už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Taip. Tai gal dėl to? Yra dalis ir tokių, tai pasitaikė, nepasitenkinimai reiškia. O kaip tas nepasitenkinimo reiškimas pasireiškia?
Nu, ateina kažką būna pagrasina arba ten įvykis, pavyzdžiui, po vakarą jau iš būrio, į vienas nutestacijas, sako, ko tu mane čia žiūri, tu iš tavęs sunešiuosi, nu, tokia buvo kalba. Bet aišku, nieko nieks nedaro, tai žodžiais psichinė smurtą naudoja, nes visi bijo kažką daryti fizinio smurtą. Nes dabar reaguoja į tuos... Reaguoja labai dažnai ir jau tokių nebėra pas mus, kai būdavo muštinė, dar kažką. Tai va, dėl to. O realiai teko fizinio smurto patirti kažkur, vat, nebūtinai čia? Būdavo porą kartų tokie spinį tyrimai iškelti, tai būdavo antram kalėjime. Ir kai būdavo laikomas kameros sistemų, 13 būrį, kur dabar iki galio vis sėdė ten vis laikydavo. Tai buvo su vienu nustojusiu susimušęs. Dėl ko? Jisai kameroje vogdavo rūkimą. Kol mes užmygsim ir jis atsikeldavo, vogdavo rūkimą. Rūkydavo tokią žodę pastatęs ant lovos, kad nieks nematytų. Tai. Aš sakiau, pastovą padariau, tai atsakymą gavau fizinį smurtą panaudojimą. Buvo byla iškelta ir žmogus gavo savo bausmę už tai. Tokių konfliktų rimtų tokių nėra dar. O sakai, dar vienas buvo konfliktas. Čia aš buvau ant dienų čia, bet tai pareigūnai pašnekėjo, kad paaiškino situaciją, kad gali ir kiltų bėdų, jeigu taip toliau teisės kažkokį garsinimą dar kažką. Ir dabar iškelta buvo trečiam bendrabučiui, čia buvo susimušęs irgi su vienu, būdamas vesdamas mane prie ribotų antrėžinės prieigos kalbą. Ir jo dabar ikiteisminis tyrimas vyksta į Pablogį. Vakar buvo tyrėja atvažiavusi. Kokia čia priežastis buvo konflikto? Tiesiog jis prašė rūkyti, paprašė, sakau, aš nedarinu. Ir jis supyko. Tu žinau, kas sako, turi rūkimo. Tai nedaviau, tai apsipykom. Trenkė man galvą, aš pas medikus abdukciją nuėjau. Dabar ikiteisminis tyrimas vyksta. Tai konfliktai dažniausiai tik dėl cigarečių? Būna dėl cigarečių, būna dėl padėties statuso. Bet jie labai ryti ir... Anksčiau gal buvo dėl padėties statuso? Anksčiau, jo. Anksčiau. Dabar pas mus ramiau būtent šitam sėkriui trečiam, kur pirmas kalėjimas dabar vadinamas. Tai čia sąlygos pakankamai geros. Tai čia turbūt susodino visus už tuos analogiškus nusikaltimus teistus, ne? Ir šiuo tiesiog kamera buvo, mes buvom trečiam bendrabutį, kurį nuteistėjai, būdami kameriniai sistemų režimai, ten daugiausia drausmės grupės bausmę atliekantis nuteistėjai yra. Aš paprastoji grupė ten, tie laisvina kameros, tai perkelė man į antrą bendrabutį, kur yra vienas būrys vaikšto laisvai, o pas mus yra grotos ir mes išleidžiami tik tai su pareigūnų pagalba kažkur. Lydėmi, kad nebūtų užpultas, ar kitų perdavimų kokie nors, kad nebūtų atlikti, tai vedžioju ten. Geriau taip yra ar ne? Ką? Geriau taip? Geriau. Vien dėl to, Tai aš noriu adaptuotis labai išėjant į laisvę. O pavyzdžiui, pas mus būry tai visi dūdžiai tokie vaikšto, apsivartoja narkotikų, niekas tai nekontroliuoja. Nes nėra vietos tiesiog, jeigu duotų nuobaudą už narkotikų vartojimas, turi būti drausmės grupiai. O pas mus drausmės grupiai visas kameros užimtas, tai gaunasi, kad jie vartoja. Per daug vartoja. Taip, čia kas antras žmogus. Tai atsiriboti nuo tokį vartojimą su žmogum pasirinkausią žmogų, su kuriuo aš galiu normaliai atlikti bausmę ir mes atliekam dviese bausmę. Norėčiau pakalbėti apie tos nusikaltimus, dėl kurių tu nuteistas, žodžiu. Gali papasakoti pats, kaip ten viskas nutiko? Visų pirma, gal dar reikėtų man pasitikslinti, žiniasklaidoje tų laikų buvo rašoma, kad tu lyg ir mokytojas buvai. Nerašė, bet aš tiesiog baigiau kitą kategoriją, nes bakalauro turiu teisinį statusą. Tai tu dirbai mokytojui, ar ne? Ne. Čia buvo klaidinga informacija pateikta. Dėl to aš kreipiausi į žurnalistų etikos komisiją ir ta televizija nepatvirtino to fakto. Pasakė, kad jiems buvo pranešta iš nukentėjusių tėvų. Tai realas. Tvarkoje, nebuvai mokytojų, bet studijas buvai baigęs, ne? Ir vis tiek ten apie tos nusikaltimus kalbant, tie vaikai buvo iš kažkokios tai mokyklos. Čia galbūt ne, tai tiesiog buvo... Kas čia įvyko? Gali papasakoti? Aš gyvenau tiesiog netoliese tos mokyklos buvo. Tai pas mane ateidavo, susipažinau, buvo mano tėvas, gerai pažįstama, buvo su iš vienų nukentėjusių motina bendravo.
pavardė tokia pat buvo. Tai sakė, kad mano tėvas atseit ir buvo atėjęs tos moteriškės sūnus, papasakojo man apie tai. Ir po to dauguma aš gaudavau pakankamai didelius pinigus, dalytis kažkur būdavo po 15 000 mėnesių. Iš kur gaudavai? Aš turėjau verslą savo.